Sveiki, gerbimieji. Trumpas ekskursas į transporto istoriją. Štai yra tokia transporto priemonė GAZ AA arba GAZ MM. Ir žinot ar nežinot, bet po karo nuo 46-47 metų šitos mašinos buvo masiškai naikinamos. Masiškai naikinamos vieninteliu tikslu, kad apskaitoje, kolūkio buhalterijoje nefigūruotų turtas. Būtent toksai turtas. Ogi kodėl tai buvo daroma? Ogi todėl, kad paprasčiausiai buvo norima įsigyti naujai pasirodžiusią transporto priemonę, tai yra GAZ 51, kuri masiškai pradėta gaminta nuo 46 metų. Jeigu savo apskaitoje turite būtent štai tokią transporto priemonę, jūs tikrai negausite paskyros naujai pasirodžiusiai transporto priemonė GAZ 51. Taigi, ką darė kolūkio vadovai? Paprasčiausiai naikindavo tokias transporto priemonės, užkasdavo, išardydavo, padegdavo ar dar kažką tai, bet vienu žodžiu, jinai turėjo nefigūruoti jokioje apskaitoje. Kitaip tariant, kol figūruoja apskaitoje, negausit paskyros naujai transporto priemonė GAZ 51. O štai, tokiu būdu, labai daug tokios technikos paprasčiausiai buvo sunaikinta per prievartą jėga.